Taigi sveiki, esu Deimantas, šiandien pristatysiu asociacijos Malininkėtis internetinės svetainės maketą. Pirmiausiai gal biškiai apie mane. Tai esu empatiškas, orientuotas į tikslą bei tobulėjimą, pirmų žingsnių žengiantis su XY dizaino specialistas. Jaučiu didelį džiaugsmą turėdamas galimybę išspręsti susidūrusias problemas bei matyti rezultatų besidžiaugiantį klientą. Ir tikiu, kad šioje sferoje gilindamas žinias bei ieškodamas naujų problemų sprendimų, būsiu naudingas įmonėms, kuriant puikius produkto bei vartotojų sąveikos taškų potyrius. Na, truputį apie mano mokslus, tai yra verslo vadybos bakalauras Kauno kolegija bei grafikos dizaino bei animacijos neformalus kursas Baltijos technologijų institute. Ir galbūt žodžiai mane apibūdinantis, tai yra šeima, komanda, empatija, tobulėjimas, rezultatas ir punktualumas. Keliaujam į projektą. Taigi užduotis svetainės puslapio maketas, užsakovas asociacijos Malininkėtis. Dažnai girdėsit mes žodį vartojimą, nes aš esu vienas iš jos įkūrėjų. Ir tikslai yra sukurti priemonę informacijos pateikimui visuomeniai bei daliniai komunikacijai su bendruomenės nariais. Ir mūsų asociacijos tikslas yra puoselėti mūsų miestelio Smalininkų gerbūvį bei skatinti miestelėnų bendruomeniškumą. Keliaujam toliau, čia yra vizualo dalis, yra logotipas, turim keletą nuotraukų iš praeito šimtmečio, kuomet miestelis gyveno savo aukso amžių, turime spalvinę gamą, fontus vadinamus ir vyraus pilki atspalviai, švara tokia tvarka. Turime wireframe vadinamą, tai išdėstymas, sakykim, tiek navigacijos juostų, ten nuotraukų, tekstų. Čia bus naudojami minimalūs komponentai pasikartojantys mygtukai. Keliaukim į patį puslapį. Tai vėlgi pasveikinimas, šiek tiek kas tai yra asociacija, kad žmonėm būtų aiškiau. Ir turim sakinuką, kviečiantį žmonės, kurie turi kažkokių idėjų, kad jie galėtų su mumis susisiekti. Paspaudžiam, keliaujam į kontaktų puslapį, kur jie gali susivesti savo duomenis, tokiu būdu parašyti mums žinutę. Taip, dalyje apie mus vėlgi dalis informacijos, kas mes, kodėl mes čia, ir turim tokią žaismingą mini galeriją, kad žmonės vėl kažkiek tai pamatytų vaizdų iš tos mūsų kasdienybės. Čia yra taip realūs atlikti darbai, ką mes nuveikėm per šiuos metus, tai vėlgi žmonėm bendruomenė įdomu, kad pasižiūrėti, paanalizuoti. Kitas svarbus puslapis yra metinės ataskaitos, jis aišku yra tuščias, nes mes gan jauni, tai viskas bus papildyta kitais metais ir keliaujam į paskutinį puslapėlį, tai yra kontaktai, kur yra mūsų asociacijos duomenys ir vėlgi galimybė žmonėm suvedus savo duomenys susisiekti su mumis. Taigi tiek iš mano pusės, ačiū už jūsų laiką. Vėlgi galit pasižiūrėti kažkokius mano būsimus darbus Behance'as ir Adobe's portfolio ir dėkui jums.